Labas, Gileta. Man labai Labas. malonu su tavim vėl susitikti po mėnesio laiko. Labai džiaugiuosi turėdama šitą galimybę vėl tave pakalbinti ir sužinoti įdomios informacijos, kuria tikiuosi tu dosniai su mumis pasidalinsi. Kas nepažįstate, bet aš jau manau, kad daugelis pažįsta Lietuvoje Giletą, kas nežino, tai mano gera draugė pažįstama, jogos mokytoja, naturopatė, ajurvedos mokytoja. Taigi noriu tavęs iš tikrųjų paprašyti, kad tu pati save pristatytum ir kad aš nepadaryčiau klaidų pristatinėdama tavęs. Sveiki, labas vakaras visiems, ar laba diena, nežinau, kas kada žiūrėsit, ar labas rytas. Man irgi labai malonu būti su jumis kartu jau antrą kartą ir malonu dalintis savo žiniomis, viską Daiva pristatyti teisingai ir jogos terapeutė, jogos mokytoja, naturopatė, ajurvedos gal ne mokytoja, kol kas nemokau ajurvedos, bet praktikuoju ir galiu būti instruktorė, sakykime taip. Daug metų dirbau su joga, daug metų dirbau su grupėmis, su jogos grupėmis, su lieknėjimo, moterų lieknėjimo grupėmis ir svorio reguliavimo. Na, tai manau labai labai aktuali tema moteriams. Taip, galėsiu dalintis, jeigu tik tai klausimo bus, tai visada prašom. Ir, na, ką daugiau galiu pasakyti, Daiva, viską pasakėte mane. Na, žinau, kad tu tikrai daug daugiau turi patirties ir žinių, tik tai mums nesakai. Nemoku prisistatinėti. Bet aš pabandysiu, kiek įmanoma, eigoje ištraukti, kiek įmanoma daugiau iš tavęs, kada mes dalinsime savo paskaitomis, savo webinarais ir panašiai. Taigi šiandieną norėčiau pratęsti galbūt ankstesnėje temą ir pakalbėti dar šiek tiek bendrai apie jogos filosofiją, apie jogą, apie aštangą jogą ir kuo skiriasi filosofija. Taip pat šiek tiek aptarti bendrai apie 8 jogos pakopas, bei galbūt pakalbėsime apie pačią pradžią, apie jamą nijamą. Ir žinoma, būtų labai smagu, kad tu papasakotumei šiek tiek apie jogos etiką. Manau, tai yra vienas iš svarbesnių dalykų pradedantiesiems. Gal tu galėtum tada nuo šito ir pradėti? Gerai, pradėsim nuo šito. Labai malonu, kad yra klausimų, visada yra smagu dirbti, kada žmonės klausia ir aš labai skatinčiau ir moteris, ir gal ne tik moteris, nežinau, pas Daiva grupėje, kas ten daugiau, kokie žmonės, kad užduotumėt klausimus tai grupiai ir pagal tos klausimus mes tada galėsim padaryti daugiau paskaitų. Nes atsakinėti yra visada lengviau negu šiaip kalbėti. Tas, kas man įdomu, kas Daivai įdomu, bet man įdomu ir kas jums įdomu. Tai būtų ir lengviau, ir abipusiai naudingiau. Visada rytų filosofijoje yra sakoma, kad mokytojas atsiranda tada, kada yra mokinys, o mokinys atsiranda tada, kada jis turi klausimų mokytojui. Tai vat, kol klausimų nėra, tai ir atsakymų nėra, ar ne? Tai vat stenkitės kuo daugiau klausinėti, būti aktyvus grupėje ir gausit tai, ką iš tikrųjų norit gauti ir sužinoti. O kas liečia jogą ir jogos etiką, galbūt rytų disciplinose nėra, tai sakoma, kad etika jogos, bet tai yra vadinama kitokiais žodžiais ir tam ir yra sukurtos ir buvo sukurtos Patanjali joga sutros, kur yra išdėstytos visos gyvenimo taisyklės, tame tarpe ir jogos taisyklės ir kaip mes jau gal žinom, gal nežinom, kad joga tai iš tikrųjų yra jungtis.
Tai yra visame kame gyvenime, kur jūs bedalyvautumėt ir ką beveiktumėt, jūs esat jogai. Iš tikrųjų, jūs esat jogai, tik tai vieni apie tai žino, kiti dar nežino, kad jie yra jogai. Tai vat, kažkada, kažkada šita jungtis jogos, jinai vis tiek atves į šitą žinojimą, sakykim, kad esat jogai, jungtis su visata, jungtis su gamta, tai ir yra joga, jeigu taip trumpai paaiškinus. Ir Patanžalio jogos sutrose, toks keistas žodis, aišku, kas girdite pirmą kartą. Gal gali paaiškinti, kas tai yra, ką tai reiškia tiems, kurie nežino? Tai yra aprašymas Patanžalis, tai yra žinios, viso gyvenimo žinia, kaip yra Vedos, tai yra apskritai viso gyvenimo ir visos visatos žinios, kaip Patanžalio jogos sutros, tai yra disciplinos, kaip reikėtų teisingai gyventi, kad pasiekti savo tikslų. Jeigu taip paprastai paaiškinus, tai kaip reikėtų elgtis visose savo gyvenimo srityse, kad pasiekti tikslų. Netgi ir patys tikslai yra jogos sutrose, Patanžalio jogos sutrose aprašyti. Ir tai yra netgi Patanžalio sutrų pirmoji dalis. Pirmosios 50 sutrų yra apie tikslus aprašyti. Sakykime, sekanti dalis yra veiksmai, kuriuos jūs turėtumėt daryti, einant savo gyvenimo keliu, einant į tuos tikslus. Tai irgi yra apie 50 ar 55 dalis, būtent aprašymai apie šitos veiksmus. Trečia didelė dalis yra irgi yra apie 50 dalių, mažesnių dalių, kur yra aprašomi mūsų jėga, mūsų kaip ir rezervas, rezervinė jėga, kurias mes irgi turėtumėm naudoti su tam tikromis praktikomis, kad pasiekti šitų tikslų. Ir ketvirta dalis sutrų, ten yra suskirstyta į mažesnės dalis, yra apie 30, jeigu taip tiksliau, 34 mažesnės dalis, kurios aprašo būtent apie tą vadinamą išsilaisvinimą, samatiją, apie laisvę nuo visko, nuo visų priklausomybių, nuo visko apskritai. Tai yra, nes pagal jogą tai aukščiausias tikslas yra samatija. Kai kuriuose vietose netgi mahasamatija, tai yra išsilaisvinimas, tai ne? Tai mūsų... Tu galėtumai truputėlį pakomentuoti išsilaisvinimas iš ko? Tai jeigu paprastiem žemiškiam dalykam. Taip, norim perduoti taip labai paprastai. Jo, tai mums taip suprantama, būtent išsilaisvinimas nuo priklausimo, sakykime, mūsų ar tai praeičiai, ar tai ateičiai, ar tai priklausimas nuo savo ydų, atsikratymas visų šitų dalykų, kad būtumėm laisvi, sąmoningi žmonės, blaiviai mąstantys. Tačiau labai paprastai paaiškinti. Jeigu taip sudėtingiau, tai samatija iš tikrųjų yra išsilaisvinimas iš samsaros rato. Tai yra iš gimimo ir mirties rato. Čia jau filosofinė prasme, nebe praktinė.
Tai Taip, va, aš tai manau, kad vis čia. dėlto tarp mūsų klausytojų taip pat yra ir jau besidominčių, jau senokai besidominčių jogos filosofija, galbūt vat, vis dėlto būtų įdomu ir iš to, sakykime, truputėlį pagriebti ir iš tos rimtesnės pusės, sakykime, nelabai taip buitiškai pasakojant. Mhm. A, Galiu aš pasakoti labai filosofiškai ir bristi toli, bet Tai be kada abejo, pradėsim kalbėti apie jamą ir nijamą, pamatysim, kad mums reikia ateiti gerokai atgal į savo buitį, kad galėtumėm bristi giliau. Nes ir pačios Patandžalio jogos sutros, jos irgi prasideda nuo pačių paprasčiausių dalykų, kasdieninių dalykų. Pavyzdžiui, pati pirmoji Patandžalio jogos sutra kalba apie discipliną. Tai, o disciplina jinai gali būti visokia. Bet ten, kame yra įdomumas, kad ten pradedama kalbėti apie kvėpavimo discipliną, pavyzdžiui, judesio discipliną, kaip mes turėtumėm teisingai judėti, kaip mes turėtumėm teisingai kvėpuoti, kaip mes turėtumėm teisingai pradėti savo rytą. Pati pirmoji tai yra disciplina švaros ir veiksmų švaros, aplinkos švaros, drabužių švaros. taip, nuo pačių primityviausių dalykų. Taip, nuo pačių primityviausių dalykų, tai yra viskas šitose sutrose aprašyta. Ir paskui jau ten tada eina plačiau kalba apie jungtį, apie sąmonę, apie kontrolę, mūsų minčių kontrolę, apie mokymąsi, kaip tai daryti, apie veiksmus, kaip kontroliuoti. Tada yra aprašyta apie, iškrito dabar sanskrito kalba. Na jo, galbūt pradėjus va tas, sakykime, pačias pirmasias sutras nagrinėti ir tai jau yra ką veikti. Ir tai jau yra ką veikti, darbo yra, kaip aš sakau, pusė gyvenimo, jeigu viską daryti, kas ten parašyta. Tikrai yra ką veikti. Ir taip pat yra įtraukta ir būtent, kaip ir sakiau, joga, apie tą pradinę jogą, apie kaip pradėti, ką daryti. Ir jinai labai gražiai persipina tada su aštanga jogos filosofija, su šitų 8 žingsnių filosofija. Aš nekalbu apie pačią aštangą jogą, kaip žinot, yra Taip. aštanga joga, ten yra 12 asanų seka ir paskui ten toliau jau dar sudėtingiau, ne? Bet pradinė ta aštanga joga yra 12 asanų, o paskui jau sudėtingėja etapai. Tai aš kalbu ne apie tą. Aštanga filosofija, tai yra tie 8 žingsniai. Ir Tai yra būtent, aš noriu patikslinti, tai yra būtent tai, apie ką mes kalbėjome ir anksčiau, iš ko susideda joga, iš 8 pakopų. Aštanga tai ir reiškia 8. taip, yra 8, anga yra žingsnis. Taip, arba pakopa, jeigu aiškinant žodį patį. Tai va, bet dar prieš pradedant visą šitą aiškinimą, aš labai norėčiau būtent pradedantiesiems, bet kaip ir sakėm, jogos etika, bet tai nėra vadinama etika, bet yra kai kurie dalykai, kuriuos tikrai reikėtų žinoti, ateinant į jogos studiją ar pradedant praktikuoti jogos asanas, kad
kad reikia turėti nusiteikimą, pasiryžimą, tikėjimą savimi ir tikėjimą mokytoju. Pasiryžimą tai yra ta prasme, kad eiti tolyn, kad siekti būtent tikslų, praktikuojant jogą, ar ne? Reikia turėti vienas iš, sakykime, dalykų, kurie yra svarbus, pradedant praktikuoti jogą, tai yra visgi mūsų sveikata, fizinė sveikata, fizinio kūno sveikata. Ir pradedant praktikuoti jogą visada reikėtų pasikalbėti su instruktorium ar jogos mokytoju ir pasakyti jam, kokių jūs turit ligų arba, sakykime, kokių turit ypatingai, kas yra svarbu, ką aš galėčiau paminėti, kas yra labai svarbu, tai yra visi stuburo negalavimai, instruktorius turi žinoti apie juos, tai nėra jokia neapsauga duomenų, arba kaip pas mus labai jau saugo visi tą. Kaip yra labai svarbus dalykas, kad pasisakyti, kokios, sakykime, sveikatos problemos yra pas žmogų, ar to susidūro, ar apskritai kažkokia tai kita. Taip, nes patyręs instruktorius, patyręs mokytojas, jisai netgi tikrai padės jums kai kuriuose vietose ir apsaugos jūs nuo nepageidaujamų kažkokių tai pojūčių ar nepageidaujamų pasiekmių, nes joga nėra toks nekaltas dalykas, jeigu mes neišmanom, ką darom. Tai vat šitose vietose labai reikėtų atkreipti dėmesį. Toliau, kas yra labai svarbu, tai ateiti į jogos pamokas su medvilniniais rūbais. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu, kad mūsų rūbai būtų natūralaus pluošto. Tai yra arba lininiai, arba medvilniniai, kad mes vis dėlto būtumėm šitoj jungty su gamta. Sintetika, jinai nėra pralaidi energijoms, sakykime, jinai yra kliuvinys. Sekantis dalykas, kas yra labai svarbu, tai yra mūsų kilimėlis, kuris irgi yra vadinamas asana, taip pat kaip ir judesys ar ne jogos yra vadinamas asana, taip ir mūsų kilimėlis, ant kurio mes darom pratimus ir ypatingai ant kurio mes sėdim medituojant arba kvėpuojant, tai kilimėlis irgi turėtų būti natūralaus pluošto. Ypatingai medituojant, kada mes aplink save sukuriam tam tikrą energetinį lauką, tai irgi yra labai svarbu, kad nebūtų sintetikos, nes jis tada nebus jungties tarp žemės, jūsų kūno, jūsų nadžių, tai yra energetinių kanalų ir tarp visatos. Gal ir bus, bet jinai per kliuvinius. Na, bet kokiu atveju pradedantiesiems tikrai labai rekomenduojama pasigilinti į tai, galbūt labiau ir pasirinkti tinkamus rūbus, tinkamą kilimėlį, kad būtų tikrai kiek įmanoma greičiau pajausti, kas tai yra ir tuos rezultatus. Taip, nes iš tikrųjų vienas iš tikslų jogoje, aišku, yra sakoma, kad nesitikėti, neturėti kažkokių tai labai didelių tikėjimusi ar ne expectations, bet vis tiek mes praktikuojant jogą turim pajausti, ką jinai duoda.
Aš manau, kad jau netgi po pirmo užsiėmimo, kada žmonės pabando, tarkim, jogos kažkokią praktiką, jie iš karto jau gali apčiuopti tą naudą, kurią gali gauti iš šito proceso ateityje. Nes iš karto kūnas taip jisai, nu, dar bent jau iš mano praktikos, tai nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris būtų po jogos praktikos sakęs, ne, čia kažkas ne man, arba man čia netinka, nepatinka, kažkas tai negerai. Atvirkščiai būna va tokie, sakykime, netikėti, va, čia iš tikrųjų, wow, kaip čia tokie vat netikėta būna žmonėms. Ta patirtis tokia pirma galbūt ir, na, ir ateityje ir sekančias tas patirtis. Na ir dabar gal pasidalinsiu, kad pas mus taip pat grupėje mes turime susikūrę ten Facebook'e grupelę, taip pat turime Messenger'e grupelę, kur vieni kitą paraginam, kad prisijungtų ir, na, tiesiog nepraleistų užsiėmimų. Tai tokie būna irgi, kad kaip man save prisiversti, vienas žmogus. Paskui mes kalbame apie discipliną. Kitas žmogus jau iš karto patiria, bet tai tu atsimeni, tu pagalvok, sako, kaip po to gerai. Apie tai pagalvok ir save taip, na, paskatink, būtent nepraleidinėti, nepraleisti ir užsiimti šituo. Taip. Taip. Tai aš nežinau, ar tau yra tekę savo praktikoje susidurti su tuo, kad kažkoks nutikimas atsitiko, kad, na, žmogus liko nepatenkintas ir panašiai. Man atrodo, kad taip nebūna, kad ir tie žmonės galbūt net neateina į jogą. Iš tikrųjų, man yra buvę, lampą patvarkysiu, man atrodo, kad labai man šviečia. Iš tikrųjų, man yra buvę ne vienas įdomus nutikimas, bet toks gal įsimintiniausias, kada viena iš mano, sakykime, draugių, gal netgi taip, kai čia prasidėjo visas tas jogos vajus ir čia visi pradėjo eiti ir čia visi pradėjo ieškoti mokytojų. Ir jinai visiškai, kaip aš sakau, ne iš jogos pasaulio buvo žmogus. Ir jinai atėjo į jogą ir pabuvo vieną kartą, kitą kartą ir paskui jinai nebeatėjo. Ir kažkaip mes ilgai nesusitikom ir po to, kai susitikom, gal po kokių metų, jinai man sako, žinai, aš nuėjau sportuoti į džymą po jogos, nes aš supratau, kad dar iki jogos aš nedaugau. Man sako, atrodo, kad per lėtai, lyg tai per ramu. Man sako, dar turbūt reikėjo išsitaškyti, bet tai ir buvo, tokį 15, gal 17 metų atgal. dabar jau norisi ramybės žmonėm labiau negu tada. Taip, tai kokia gal taip ir yra, kad ateina tie, kurie jau, sakykime, pasirengę, jeigu žmogus jau pasirengęs eiti to jogos keliu, ar bent jau įsileisti į savo gyvenimą ir gyventi lygiagrečiai turint, sakykime, ir jogą, jie supranta tada jos visus tos, kaip čia, beneficijos. Reikšmę. Na, ta reikšmė, reikšmę ir tą, ką duoda. Tai tą, ką duoda. Būtent tą sveikatą, tą savijautą, tą būseną. Nes juk joga nėra apie tai, kaip mes ir kalbėjome prieš tai, juk tai nėra fiziniai pratimai. Tai yra, asanos, kurias tai yra energetinis darbas, kuris atidaro energetinius kanalus ir leidžia tekėti energijai, kuri galbūt ten kažkaip buvo jau sustingusi ir panašiai. Už tai žmonės pradeda jaustis geriau, visos sistemos pradeda veikti tobulai ir tiesiog savijauta savaime pagerėja. Tai mes nekalbam apie sportavimą, kažkokį tai sunkumo kilnojimą ir panašiai. Čia visai yra kas kita. Tai manau, kad pradedantieji tikrai turėtų tai suprasti ir apsišarvuoti, sakykime, kantrybę, kol pereinama į tą tokį suvokimą, supratimą ir tą pajautimą tikrąjį. Taip.
Nes jogoj, sakykime, aišku, gal čia labiau būtų apie hatha jogą, kuri yra būtent mūsų nadį kanalų, mūsų energetinių kanalų subalansavimas. Tai kodėl dažniausiai joga pradedantiesiam yra labiausiai patariama hatha joga užsiimti, nes jinai yra švelniausia ir jinai, sakykime, greičiausiai subalansuoja šitos kanalus. Taip, Tai vat, tas mums yra pradžioj pradedantiesiems svarbiausia. Tai yra balansas. tą, kurį mes suvokiam, kurio nesuvokiam, apie kurį žinom ar nežinom, kaip ten vyksta procesai, tik mokytojas žino tos procesus. Ir mokytojas jisai padarys viską, kad jūs jau po pirmo užsiėmimo jaustumėtės geriau. Bet iš savo pusės, ką jūs turit padaryti, tai va, kaip ir sakiau, turit išsirinkti rūbus, kuo mažiau sintetinius, turit pasirūpinti geros kokybės kilimėliu. Irgi būtų gerai, kad jis būtų nesintetinis. Trečias dalykas tai yra kūno švara, kad į jogos pamokas reikia ateiti nusiprausus. Ir gerai būtų 2 valandas prieš jogos pamoką ateiti nevalgius. Tai yra irgi viena iš sąlygų, kad maistas jumyse netrukdytų darbui su energijom ir su kūnu mūsų. Tai va čia tokie dalykai, kuriuos reikėtų žinoti. Aišku, yra dar vienas ganėtinai svarbus dalykas, tai yra mūsų mityba. Turėtų būti satvinė mityba, tai yra irgi viena iš tokių pagrindinių, galbūt užsiimate praktikuojant jogą. Tai yra satvinė mityba, tai yra nevartojimas alkoholio ir labai baisu nevalgymas mėsos. Tas žingsnis yra labai sunkus mūsų klimato žmonėms, gal ir daugumai pasaulyje žmonių, tai yra ganėtinai sunkus žingsnis, bet tada, kada žmogus jau ryžtasi, tada atsiveria visas gėris jogos, visas gėris praktikų ir atsiveria visai kitas suvokimas, nes pradeda žaisti visai kitos energijos. Tai vat visi šitie dalykai, aišku, jie irgi, kai kurie iš jų yra jamui ir nijamui paminėti, tuose pirmuosius 2 žingsniuose. Galim pereiti, aišku, prie jų jau dabar kalbėti, kas yra jama ir kas yra nijama. Tai yra patys pirmieji žingsniai aštanga jogoje ir jama. Tai mes dabar pereisime prie naujos temos ir pakalbėsime tuomet apie jamą ir nijamą. Tai apie jamą, nijamą pakalbėsim būtinai ir plačiau apie jas pakalbėsim, bet gal apskritai, kas tai yra tos 8 pakopos aštangoje ar ne, nes Patangalis, sakykime, jisai išaiškino labai gražiai ir pritaikė tas 8 pakopas mūsų, sakykime, šiuolaikiniam žmogui, kiek ten 1000 metų tas šiuolaikinis apima, bet vis tiek. Tai šitos 8 pakopos, jeigu dar kaip yra sakoma, kad paskui gal suprasit, kodėl taip yra sakoma, kad asanas, tai yra 3 iš pakopų asanai, ne? Kad mes turim laikytis dėl to ir daryti asanas judamas, nestabilias, ne? Nes asana gali būti ir meditacijai, kada sėdit vienoj pozoj, tai irgi yra asana, tai yra stabili asana visiškai, ne? O asanas mes turim daryti dėl to, kadangi dažniausiai mes nesilaikom jama nijama.
jeigu mes laikytumėmės visų jama nijama principų, visų to, ko laikėsi senieji jogai, taip ar ne, kad aš išvardinsiu, kas įeina į tas jama ir nijama, jūs pamatysit, kad kai kurių praktiškai galbūt yra ir nelabai įmanoma laikyti šiais laikais. Tai jeigu mes bent kažkokią tai skiltį iš jama nijama praleidžiam, vadinasi, mes turim daryti asaną. Nubaudė mus. Na, bet kuriuo atveju aš manau, kad tai žmonėms Tai nėra blogai, kada viena mėgstantiems judėti, kompensuoja, tai yra gerai. taip, kada viena kompensuoja kitą, tai yra, aišku, visada kompromisas duodamas yra gerai, netgi šitoj griežtoj disciplinoje yra kompromisų, sakykime, ar ne? Nes, sakykime, Patanžalį šitą jogos filosofiją, tai jinai yra 8 pakopų, bet iš tikrųjų yra kitų jogos filosofijų, kur yra 6 pakopos. Tai vat būtent ten ir nėra jama nijama šitų išaiškinimų. Iš karto prasideda nuo asanų. Bet kažkaip vis tiek, nežinau kaip jums, bet turbūt ir daugumai, ir man, ir daugumai šiais laikais vis dėlto yra priimtina, kad būtų tos jama nijama, bent jau, kad ir visų nesilaikom vis tiek. Bent jau kažkiek tai. Bent kažkiek tai ir dar kitą dalį kompensuosim asanomis. Tai va. Tai dabar 8 pakopos. Išvardinti vėlgi sanskrito pavadinimus. Tai yra Jeigu kažkam įdomu, galite savo netgi pasimti rašiklį, lapą popieriaus ir užsirašyti, pasižymėti, taip geriau pavyks įsiminti. Ja. Aš stengsiuosi, sakykime, aiškindama giliau, gal mažiau vartoti šitų sanskrito žodžių, tiesiog išaiškinti lietuviškai, kiek galėsiu, nes gal ir nėra tie sanskrito būtini žodžiai, visi terminai. Tai 8 pakopos yra taip, yra pirma jama, antra nijama, trečia asana, ketvirta pranajama, 5 pratyahara, 6 dharana, 7 dhyana ir 8 samadhi. Dabar po vieną po truputuką. Jama tai yra tas, kas yra negalima daryti. Nijama tas, ką reikia daryti. Asana tai yra mūsų šitie fiziniai pratimai, ar ne, pozos. Tai yra įėjimas į pozą, išėjimas, sulaikymas ir išėjimas. Paskui. Tada yra pranajama, tai yra kvėpavimo visi pratimai. Visi kvėpavimo pratimai. Pratyahara tai yra jusulių reguliavimas, sakykime taip. Tai yra pratimai, kurie jums leidžia reguliuoti jūsų jusles. Dharana tai yra koncentracijos pratimai. Dhyana tai yra meditacija, o samadhi tai jau tai yra ta didžioji meditacija arba išsilaisvinimas, arba kaip be pavadinsit, sakykime, išsilaisvinimas, ar ne? Ir kaip ir mokyklą pradedam, man tada jau mes anksčiau kalbėjom ir aš labai mėgstu visiems žmonėms sakyti ir kiekvieną kartą, kada susitinku su žmonėm kalbėti apie jogą, aš visada sakau, kad taip kaip mokyklą mes pradedam nuo 1 klasės, nuo ABC, nuo rašymo, nuo skaitymo skiemenim, sakiniais, jungimais, ar ne, žodžių jungimais į sakinį. Visos taisyklės turim žinoti.
Kaip matematikoje pradedam nuo paprasčiausių formulių, ne? Taip ir jogoje mes turim pradėti nuo pirmųjų žingsnių. Nešokti iš karto prie meditacijų, gilių kažkokių tai apmąstymų, bet pirmiausia, pradėti susiorientuoti, kas tai yra. Nes senosios, sakykime, jogos mokyklos, kada jūs ateinat pas mokytoją, ateidavo žmonės pas mokytoją, jiem mokytojas niekada neaiškindavo, kad jeigu tu padarysi šitą ir šitą, tu gausi šitą ir šitą rezultatą. Ne, šito nebūdavo. Niekada nebūdavo. Ir jeigu, sakykime, kuo labiau skaitysit, jeigu kas turit prieėjimą prie vedų, tai ir jeigu skaitysit, išversti jas be galo sunku iš sanskrito kalbos. Be galo sunku ir teisingų vertimų yra labai nedaug. Jeigu iš vis yra teisingų vertimų ir kas yra teisinga, sunku pasakyti. Bet tai ten yra mokymai, kuriuos reikia sekti aklai. Vienas iš principų yra, kad, kaip ir minėjau, yra tikėjimas mokytojai. Tai yra principai ir praktikos, kuriomis jūs sekate aklai, nes jūs tikite, kad bus kažkoks rezultatas. Tai niekas nesakydavo, kokį rezultatą jūs gausit. Mes dabar šiuolaikiniai mokytojai labai mėgstam sakyti, kad jeigu jūs ten medituosit arba jeigu jūs darysit šitą asaną, gausit šitą rezultatą. Ne, anksčiau taip nebūdavo. Viską, ką mokinys gaudavo, tai jisai gaudavo iš savo praktikos, darydamas tam tikrus judesius arba tam tikrus veiksmus ilgą laiką. Tai yra irgi viena iš nijamų, pasakysiu. Kad tuos pačius veiksmus daryti, kartoti ilgą laiką. Taip, čia bus viena iš nijamų jo, kad jūs rezultato turit nesitikėti jokio. Žinot, turbūt esate girdėję ne vieną kartą, kad rezultato nereiktų tikėtis, tai yra prisirišimas. Tiesiog per savo praktiką jūs pradėsit jausti, kad kažką tai jaučiat daugiau negu anksčiau jausdavote. Na taip. Aha, kažkur pabėgau nuo minties. Kad mes turim, kad vis dėlto joga ir visos praktikos tai yra mokykla ir jinai turi būti pradedama eiti nuo pirmos klasės. Tai yra nuo tų pirmųjų žingsnių, nuo jamos ir nijamos. Tai yra svarbiausia, tai yra dalis filosofijos, visos disciplinos, visos filosofijos suvokimas ir labiausiai tai savidisciplina. Kadangi jeigu pradėtume kalbėti dabar apie jamą, tai jama yra tai, ko jūs neturėtume daryti. Tai viena iš pirmųjų jamų yra ahimsa, tai yra nenaudoti smurto. Tai yra pats pirmasis žingsnis. Gyvenime, sakykime, ir jogoje, jeigu norite tai išgirsti, tai yra ahimsa, nesmurtauti. Dabar kas slepiasi po tuom? Po tom slepiasi, kad jūs neturėtumėt smurtauti prieš save ir neturėtumėt smurtauti prieš kitą žmogų. Tai yra, kad tada, kada jūs ateinat pas instruktorių, instruktorius negali smurtauti prieš juos. Tai reiškia, aš juokauju, kad tai, ką jūs pradedat daryti savo praktikoje, bet ką pradedat daryti, jūs nesijaustumėt, kad jūs savo kenkiat arba jūs kažkaip tai save eikvojat. Šito jausmo neturėtų būti.
tas atėjimas į jogą, jis turi būti sąmoningai savanoriškas, ar ne, kad ne kažkokia draugė atvedė, nors nenorėjau, arba Tai dažnai jeigu tai kalbam apie pasitaiko jogą. tokie atvejai, kad vienas žmogus, tarkim, pajutęs naudą jogos, pradėjęs lankyti, jisai pasiema už rankytės draugą ir atitempia, kuris dar nėra pasirengęs. Tai, na, tai toksai. Ne tik, kad nepasirengęs, bet, kaip sakau, pats nesuvokia dar, kad jam Būtent, to jam dar reikia. netėjęs laikas galbūt, vat, būtent rinktis jogą. Dar nesuprato, kad jis yra jogas. Taip, Tai va, tai atrodo paprasti dalykai, atrodo labai paprasti dalykai, ar ne, kad tu negali atitempti kito žmogaus į jogą per prievartą, kad aš žinau, kad tau būtinai reikia. Nu, kas, kad tu žinai, jis pats dar to nežino, ar ne? Ir nieko iš to nebus. Lygiai taip pat ir tu pats turi suvokti šitai, kad tau reikia. Galbūt iš smalsumo, tas irgi nėra blogai. Tas irgi nėra blogai. Tai va ta himsa, kas dar įeina į himsą, tai įeina nesmurtas, ar ne, tai yra būtent tas vargšas mėsos nevalgymas, kad mes negalim smurtauti prieš kitą sielą. Dažnai su manim ginčijasi, kad augalai irgi yra siela. Taip, jie yra siela, bet augalai yra duoti gamtos ir jie yra sielų sąmoningumo grandinėje, sakykime, žemesniai klasiai negu gyvūnai, žemesniai pakopai. Ir augalas, jisai yra paprastesnė būtybė, kuri yra duota mūsų gyvybės palaikymui. noriu užduoti tam ir yra. klausimas iš karto man toksai iš šios dienos. Kalbant, taip pat mes šiandieną diskutavome su viena moterimi apie sielas ir jinai manęs paklausė, o ką daryti su uodais? Ar jie irgi turi sielą ir ką daryti, juk jie tai puola, o tai kaip ką daryti su uodais skeletą? Padaryti va taip. Na, o jeigu jie vat puola ir puola? Vis tiek daryti taip arba išeiti iš tos vietos, kurioje jie puola. Sakykime, Indijoje aš niekada nemačiau nei vieno žmogaus, kuris užmuštų moskitą ar užmuštų musę. Jie ten taip ir gainioja. Jie ten taip ir gainioja arba išeina iš tos vietos, kurioje jie jaučiasi, kad prieš juos yra smurtaujama. Gerai, tada, na taip, norėjau tokį kvailą klausimą užduoti, bet tik to. Tai atsiprašau, kad truputį. Nebūna kvailų klausimų. Ne, paskui pagalvojau, kad vis dėlto, o kodėl uodas mus gali kandžioti? Todėl, kad jisai nėra toks sąmoningas, Būtent. jisai ant išgyvenimo paliktas šitoj gamtoj. Tai nėra Taip, būtent, tai sąmoninga dar nėra būtybė. tame sąmonės lygmenyje žmogaus sąmonės. Taip, taip, juk žmogus ir atėjo, žmogus šitoj visatoje yra pati sąmoningiausia būtybė, jam kūrėjas ir davė galimybę, sakykim, čia, nu, kaip be pavadinsim, su savo karmą, vadinasi, užsidirbom kažkada gerą karmą, ar ne, ir gavom galimybę gimti žmogumi. Tai yra sąmoninga būtybė, kad galėtumėm savo karmą patvarkyti savo sąmoningumu. Tai vat mes turim šansą, būdami žmonėmis, ganėtinai neblogą prieiti iki samadhi. Dar iš tos pačios serijos, dar truputėlį iš tos pačios serijos apie uodus bekalbant, na, tarkim, o ar skaitosi prievarta ir sau, jeigu mes naudojame ten repelentus kažkokius nuo uodų, na, kažkokie cheminiai būna visokie ten preparatai ir panašiai. Čia tokia biški nuodijamės truputuką mes. Tai galima, sakykime, vertinti tai kaip irgi kenkimas sau. Galima. Galima. Visi cheminiai dalykai nėra gerai. Sakau, geriausia yra išeiti iš tos vietos, kur jautiesi skriaudžiamas.
netgi žiūrėkit, yra kai kurie, paprastai kalbant, gyvūnai, Mhm. tos, kuriuos mes laikom namuose. Pasižiūrėkit, kai kurie irgi turi savo tokius charakterio savybės, kad jeigu žmogus jį pradeda erzinti, jis nepuola, jis geriau išeina iš tos vietos, kuri jį erzina. O tarkim, jeigu nėra galimybės išeiti, na, kaip čia pasakyti, nu, vat tokia situacija, kad, nu, kaip narve, tarkim, Tada kentėkit. kentėti. Taip yra. A, Mes jeigu labai greit atrandam, kad tik pateisint save. Jeigu, o jeigu. Jo, Na, tai aš va. tikiuosi, kad uodai mūsų nepuls ir nereikės daryti tokio sunkaus pasirinkimo. Jeigu tik tokie sunkus pasirinkimai, Tai, tegul jie būna. tai paprašysiu, kad gal galėtume įtęsti toliau tą temą, Jo. atsitraukus nuo uodų. Tai va, ahimsa yra apie tai, kad ir, sakykime, jogos pačiose klasėse irgi, kada ateinam daryti tų pačių asanų, ar ne, yra lengvesnės asanos, kodėl instruktorius visada pradeda nuo lengvų asanų. Ne būtent ne klasę pačią laiko prasme, bet laiko prasme, sakykime, kelių mėnesių. Ir tada mes pradedam nuo paprastesnių asanų, tas, kurias pajėgiam fiziškai padaryti, o paskui einam prie sudėtingesnių, sudėtingesnių, nes mes jau kažkiek išlavinam kūną ir mes nebeprievartaujam to kūno, kaip, sakykime, džime, ne, yra daroma. Apskritai, kalbant apie jogą, tai joga, taigi jinai duoda energiją. Jogos užsiėmimas yra tam, kad jūs prikauptumėte energiją. Taip. O džimas, judrieji visi žaidimai, visi tie labai, kur vargina fiziškai, ne, tai yra jauniems žmonėms, jie turi energijos perteklių, jiems reikia išsitaškyti kažkokiu. Kaip na, tie žmonės, O kurie miestų jautresniem turistai. žmonėm, vyresniem žmonėm, jiem trūksta energijos, tai jie kaip tik turėtų praktikuoti jogą, kad prisipildyti energijos Taip, ir harmonizuoti energiją. Ar ne? Ir kuo daugiau, sakykime, netgi yra tokie 5 priežastis, kada reikia praktikų daryti daugiau, netgi daugiau. Tai viena iš jų yra, kada jaučiat depresinės nuotaikas, kada jaučiat stresą, taip, ypatingai tais tai atvejais. tada kada jaučiat netolygų kvėpavimą, kada jaučiat, kad įkvepiat mažiau negu iškvepiat arba atvirkščiai. Bet kartais dienos eigoje pasistengkit pastebėti, kaip kvėpuoja. Pavyzdžiui, dirbant kažkokį darbą, kada susikaupę kažką darot. Vat sugrįžkit į savo kvėpavimą ir paskaičiuokit, kiek, sakykime, kiek įkvėpimas yra trumpesnis už iškvėpimą. Jie vis tiek maždaug turėtų būti tolygus. Ir tada, kada jaučiat, kad jūsų įkvėpimas visiškai trumpas ir tik tai vat į čia, į patį viršų, tik stenkitės sulyginti, netgi pakvėpuoti patys, kad kvėpavimas būtų tolygus. Ir tai reiškia, kad praktikuoti turi daugiau. Tai va tas sustojimas, atkreipimas dėmesį į save, į savo kvėpavimą ir kvėpavimo išlyginimas irgi yra tam tikra praktika, nors net gal ir minutė trunka. Taip. Vadinasi, jūs jau turit kažkiek tai atkreipti dėmesį ir papraktikuoti daugiau. Kas dar iš šitų 5 dalykų, dėl ko turėtume praktikuoti daugiau, tai yra, ir tai nesiskaitys kaip prievarta prieš save, ne, dėl ko aš čia pradėjau, tai nesiskaitys, kad prievarta prieš save,
Tai yra, kada jaučiat skausmą. O skausmas gali būti irgi 3 rūšių. Tai skausmas gali būti, nu, nes jūs taip pasirinkot, man labai skauda, sakykime, ar ne. Gali būti skausmas dėl sukeltas kito žmogaus ir gali būti skausmas duotas gamtos. Nu, sakykime, kažkur iš vidaus tikrai skauda, jeigu yra liga kažkokia, tai ne. Tai vat, kada yra šitie 3 rūšių skausmai, tada irgi reikėtų praktikuoti daugiau. Švelnes praktikas kažkokias pasimti ir tai nesiskaitys kaip prievarta prieš save. Tai kaip tik duos daugiau naudos. Tai va, tai yra tik tai pirmas žingsnis iš pirmo žingsnio. O kiek daug prikalbėjom jau, ne, Daiva? Taip, taip. Tai dabar Na, antras bet žingsnis. smagu tai, kad tie dalykai nėra tokie neįgyvendinami. Jie paprasti tokie, atrodo buitiniai ir galima juos įgyvendinti realiai, logiškai pagalvojus, galima visą tai padaryti ir įgyvendinti. Tai nėra kažkoks tai antgamtinis dalykas, kurio normalus žmogus negalėtų savo leisti dėl savęs. Taip. Tai tiek, kad mes juos turim žinoti. Ne? Taip. Visada einant į praktiką, vienas iš, sakykime, jogos nepraktikavimo yra sutrose aprašytos 9 priežastis, dėl ko negalit praktikuoti jogos, netgi ir tokie dalykai yra. Bet dabar aš jau nesiplėsiu, gal kada nors pašnekėsiu. Taip, mes pakalbėsime apie tai plačiau atskirai, būtent vieną temą paimsime, tada jeigu bus įdomu, jūsų žiūrovams ir klausytojams, tada mes pakalbėsime būtent apie tą tokią paimsime, pakalbėsime. Iš tikrųjų, man atrodo, tai yra labai įdomi tema, ko negalima, kam negalima praktikuoti. Tas toks negalima, tai vėlgi tas, kas yra pažymėta Patandžalio sutrose, tos 9 priežastys, dėl ko negalima, tai jos šiek tiek, kaip aš sakau, šiek tiek pateiktos sarkastiškai netgi. Taip. Jas irgi galima perversti. Iš tikrųjų galima, bet negalima. Taip, negalima. Jeigu taip nedarai, tai tada negalima. O jeigu darysi, tada galima. Tai va. Gerai, tai sekantis iš jamų žingsniukas yra satija. Tai yra dabar lietuviškai pasakyti, tai yra nemelavimas. Nemelavimas savo ir nemelavimas kitiems, irgi pilnai gyvendinamas dalykas. Į tą nemelavimą irgi įeina nemelavimas savo, įeina, kad mes kartais, kaip sakau, mes galim surasti labai daug jeigu, kad pateisinti save, ne? O jeigu, ne, nemeluokim savo, mes viską galim padaryti, jeigu norim, ar ne? Jeigu norim, jeigu tikim, jeigu pasiryžę, jeigu pasiruošę. Tai va, jeigu mes save mylim ir savęs neprievartaujam. Taip. Tai va, tai apie šitą trumpai, ne, tiesos sakymas, nemelavimas, tai yra, aišku, irgi, bet kuriais aspektais, kuriais bežiūrėtumėm, tai nemeluok, nei savo, nei kitiem ir viskas gerai. O man toksai klausimas galbūt kyla iš to, ar galima prilyginti nemelavimą tiesos sakymui, ar tiesiog nemelavimas ir gali būti kaip tiesos nesakymas ir panašiai. Tikiuosi, kad pagavai mano mintį. Pagavau.
Aš tada Pagavau. truputėlį grįžai, man truputėlį vaizdas kažkaip, Išplaukus, o tiksliai išplaukiu kažkur. jo, išplauki truputėlį viskas nuo karto, ar Na, šitaip išplaukus visą gyvenimą. jo. Sako, jau kai išplaukė. Kaip kamera, jinai taip, nu, kai staigiai judi, jinai kažkaip tai, nu, Nespėja sulieja pagaut. vaizdą, jo, nefokusuoja. Stabiliai sėdėsiu, tada nejudėsiu. Tai apie nemelavimą, tai visom prasmėm, kaip ir sakau, žiūrėkim visom prasmėm. Tą tiesą pasakyti režimas į akis tiesos, tai gali būti akiplėšiškumas, ar ne? Jeigu tu tuom padarysi žalos prieš tave stovinčiam žmogum, tai jau bus smurtas, tai jau bus atskiriai. Taip, tai tiesiog negalime mes dėti lygybės ženklo tarp melavimo ir tiesos. Taip. Trečias astėja, tai vat, ką ir paminėjau prieš sakinuką, tai yra sąžiningumas. Sąžiningumas, kad mes negalim, o į sąžiningumą įeina viskas, vat ką ir tu paminėjai. Kad taip, mes galim galvoti, kad mes baisiai sąžiningi ir sakom tiesiai šviesiai į akis ar ne viską, bet nereikia smurtauti tada prieš kitą žmogų. Kaip gražiai susiję viskas, ne? Visai šitie paaiškinimai. Tai vat kiekvieną dalyką, ką darom, turėtume būti sąmoningi ir žinoti, svarbiausiai žinoti, nepakenkti, nesmurtauti, nemeluoti, ne išbūti, išlaukti ir tuo pačiu likti sąžiningais. Ir dar kas įeina į astėją, tai įeina nevogti, kas yra labai keista ir turbūt yra aktualu kiekvienais laikais ir kiekvienais amžiais, ar ne? Nevogti. Irgi visom prasmėm. Visom prasmėm. Šiais laikais turbūt yra labiau vagystė ne daiktais, bet idėjom, ar ne? Idėjom, mintim ir visai kitais. Tai va šitą turėtumėm turėti omenyje. Ir dar vienas iš šito jamos žingsniuko, tai vienas iš tokių labai įdomių dalykų, turbūt esat visi girdėję apie nekaupimą, neprisirišimą prie dalykų, prie daiktų. Tai vat vienas iš tų žingsnelių yra nekaupti. Nekaupti, tai yra nekaupti daiktų visų pirma, reikia, nereikia, ar ne? Nekaupti, dažnai manęs paklausia, o kaip yra su žinių kaupimu? Tai vat su žinių kaupimu yra lygiai taip pat, kad jeigu jūs mėgstat mokytis ar ne, nors čia jau yra nijamos laiptelis mokytis ir tobulėti. Bet tas nekaupti, čia yra ta prasme, kad jūs žinias kaupti galit, bet jūs turite jomis dalintis. Ir dalintis teisingomis žiniomis. Ir kaupti geriausia teisingą žinią. O ne bet kokią. Taip, manau, toksai labai toksai sudėtingas klausimas, ką mes vadiname teisingomis ir ką mes vadiname neteisingomis žiniomis. Tai manau, tai irgi pakankamai didelė ir plati tema atskiram pokalbiui. Taip. Bet kadangi mes dabar kalbam būtent apie rytų filosofiją ir apie Vedas, tai Vedas ir yra traktuojamos tomis teisingomis žiniomis. Tik tai tiek sakau, kad Vedos, jos yra išversta jų labai labai nedaug iš sanskrito kalbos ir, kaip pasakyti, yra labai sudėtinga versija, nes sanskrito kalba yra labai labai sudėtinga. Iš tikrųjų, ten vienas žodis turi 1000 reikšmių.
Ir jeigu išvertus vieną žodį neteisingai, šalia stovintį žodį neteisingai, jau sakinio prasmė prapuola. Dėl to, dėl to yra labai sunku jas versti. Dėl Taip, to dėl taip mažai to yra išversta. sunku tas tikras žinias ir gauti. Taip, labai sunku ir rasti mokytoją, sakykime, tikrą irgi labai sunku. Reikia tada jau, kaip ir, man atrodo, mes praeitą susitikimą kalbėjom apie paramparas, apie mokyklas, tas senasias, gurukulas, bet jos, kaip pasakyti, yra ten tokių, sakykime, mokyklų, kurios netgi užsieniečių neįsileidžia. Ir ten tik tai vietiniai mokosi ir į tas mokyklas yra priimami tik tai iš braminų kastos. Tai vat tos yra pačios tos tikriausios vadinamos. Dėl to ir braminų kasta Indijoje ir yra, tai yra mokytojų kasta. Tai yra žmonės, kurie gali mokyti, nes tos žinios jos yra duodamos tik tai jiems ir niekam kitam. Taip kad gauti tas tikrasias žinias yra tikrai sunku. Tai užbaigiant apie visas jamas, mes apkalbėjom 4, yra dar viena, yra 5. Ir šiuolaikiniam žmogui galbūt jinai yra sunkiausia. Tai yra neturėti bereikalingo sekso. Tai yra taip irgi, tai yra jama, kada seksualinę energiją reikia išmokti pavirsti į kitas energijas, išnaudoti savo labui tas energijas. Tai vat, šitą irgi jogoje yra labai svarbu padaryti. Apie šitą daugiau gal nesiplėsiu, tai irgi mūsųse dabar yra labai plati tema, galima daug diskutuoti apie ją, bet tik tiek žinau iš savo patirties, iš savo mokinių žinau, kad vis dėlto tai šiuolaikiniam žmogui nėra lengva išvengti ar per transformuoti šitą. Taip. Na, galbūt kada nors ateityje mes plačiau pakalbėsime apie šitą temą taip pat, jeigu bus jinai kažkam tai aktuali ir įdomi. Taip, taip. Ir tada, tai čia buvo visos jamos, galiu pakartoti dar kartą, tai pirma, nesmurtauk, antra yra nemeluok, trečia yra būk sąžiningas arba paprasčiau nevok, ketvirta yra nekaupk, nes kiekvienas kaupimas, kiekvienas daikto kaupimas skatina prisirišimą, ne ta prasme. Ir 5, išversti pažodžiui būtų neseksuok, bet tai yra... O kaip jinai skamba sanskrito kalba? No sex. No sex, žodžiu. No sex angliškai, o sanskrito kalba brahmacharya. Taip. Tai va, dabar niyama antras. Tai kiek daug reikia padaryti ar ne to jama? Dabar niyama. Manau, kai pradedi po truputėlį, žingsnelis po žingsnelio, tai padarai kažkokią savo kasdienybę ir tai nesudaro po to jau kažkokios tai didelės problemos ir nebesusireikšmina tas procesas. Būtent. Kaip kiekvienas dalykas, ką mes išmokstame, po to jau darome automatiškai. Tai taip pat tampa kaip ir gyvenimo būdu ir vyksta automatiškai. Na, žinoma, su vienokiais ar kitokiais šiek tiek nukrypimais, mesgi visi žmonės esame, bet mes atgal grįžtame į visą tai. Taip. Nijamos. Nijamos irgi yra 5. Ir viena pirmųjų nijamų tai yra... Nijamos, kaip ir sakiau, tai yra tai, kas galima, kas yra darytina. Ar ne? Taip. Tai kągi mums vis dėlto galima daryti?
ne tai, kad galima, bet tiesiog privaloma. Privalom. Privaloma. Ir kai kurios yra labai geros, tokios, kur, Tai viena iš pirmųjų yra švara. Tai yra švara išorinė ir vidinė. Tai apie išorinę viskas aišku, ar ne, ką jau ir sakiau, visi tie drausminiai dalykai mūsų, tai yra švara kambario, švara kūno, švara maisto, švara rūbų, darbo vietos, visi šitie dalykai. O vidinė švara tai yra kūno švara, bet iš vidaus, kuri ateina būtent per maistą, kokį maistą mes dedam ar ne į save. Tai yra minčių švara. Tai yra Ko gero, vienas sudėtingesnių dalykų, kaip palaikyti tą minčių švarą ir higieną. Taip. Ir minčių švara labai dažnai irgi priklauso ir nuo mūsų sveikatos, ar ne, ir nuo mūsų. Ir mūsų sveikata priklauso nuo minčių taip pat. Taip, viskas susiję. Taip pat švara, ką mes dedam į save, kokią literatūrą dedam, kokią muziką klausom, kokias žiūrim laidas ar iš viso žiūrim, kokius lankom renginius, su kokiais žmonėm bendraujam. Visa tai yra išorinė švara, kuri atsiliepia mūsų vidiniai švarai. Galima apie tai irgi labai plačiai pakalbėti. Ta tema man labiausiai patinka kalbėti, kada mes kalbam kažkodėl apie maistą. Ir tada, kada kalbam apie maistą, labai dažnai nuklystam ir apie mūsų aplinką, kurioje mes valgome, o tada jau prasideda didžioji žinių visi klodai atsiveria. Tikrai būna labai įdomi diskusija. Tai va, tai švara pats pirmasis žingsnis yra prie nijamų. Antras žingsnis yra pasitenkinimas. Pasitenkinimas ta prasme, kad turėtumėm leisti savo džiaugtis viskuom, ką veikiam, ką darom, ką dirbam, kaip bendraujam, kokias praktikas darom, ką mokomės. Visais šitais dalykais mokėti džiaugtis, išmokti džiaugtis. Leisti savo džiaugtis ir būti pasitenkinimu. Būti hedonistu kiekviename savo veiksme. Taip, taip. Toliau, trečias dalykas, tai yra savianalizė, žinios ir mokslas. Tai čia viskas aišku, ne? Tik tai tiek, kad čia siejam save su viena iš jamų, kad tas žinias, kurias kaupiam, kad jos neužsistovėtų, kad mes išanalizuotumėm, išsinagrinėtumėm ir kad dalintumėmės yra labai svarbu. Kad tas žinias, kurias mes gauname ir nesistengti, ką norėčiau tik prasiplėsti, galbūt šitoj vietoj apie žinių kaupimą, ne? Kaip siejasi šitie dalykai jama su nijama šitoj vietoje apie žinias, kad šiais laikais mes tikrai turim labai daug informacijos. Ir vėlgi mes vieną seminarą griebiam, kitą, trečią, ketvirtą ir visur prabėgam paviršiumi. Taip neturėtų būti. Nežinau, kaip kitose, sakykime, filosofijose ar mokymuose, bet rytų filosofijai tai yra, kad kiekvieną dalyką, kurį pasiimi studijuoti, sužinoti, tai
Reikia jį studijuoti lėtai ir giliai ir po truputuką. O todėl ten ir yra tas vadinamas klausimų principas. Kad tu mokytojo klausi, vadinasi, tu esi pasiruošęs gauti šitas žinias. Ir tą, ką tu gauni, va šitą žinią, kažkokią atsakymą ar ne į savo klausimą, tu jį suvoksi tik tai tada, kada tu jį gerai išanalizuosi ir netgi išpraktikuosi, o tai užima laiko. Tai užima laiko. Mes turim neskubėti gauti daug žinių, bet turim gauti kokybę iš to gavimo. Tai vat ir mes su Daiva duodam mes žinias labai po gabaliuką, po vieną paskaitą per mėnesį, kad jūs turėtumėt laiko visą tą, ką gavot, išanalizuoti, pajausti skonį. Taip, išskanauti ir pasitenkinti tuom. Va, ir tada nebus kaupimo, to begalinio kaupimo, kuris irgi užteršia, nebus to triukšmo jūsų viduj, nes kiekviena sužinota nauja dalis iš jogos, ar ne, ko mes čia ir užsiemam, tai bus jūsų išragauta ir suvartota kaip turi būti suvartota. Pagal tikrą receptą. Taip, ir pagal prasmę. Tai va, tai nepykit ant mūsų ir nebarkit mūsų, kad mes lėtai jūs mokom. Taip, taip. Tai va, apie žinias ir savianalizę tiek. Tada būtų sekantis laiptelis, tai yra tapa. Tapa vėlgi yra, jeigu verčiant iš sanskrito kalbos, tai yra karštis. Tai yra karštis. Tai yra tas praktikas, kurias mes darom, kurias praktikuojam, jos turi duoti jums, dabar pasakyti, naudą, kuri yra apibūdinama kaip šiluma, karštis, gėris, šviesa. Tai yra praktika, tai yra per veiksmą, tai yra tam tikra praktika. Ir sakykime, sanjasiai kai kurie, ar sadų kai kurie Indijoje, jie užsiiminėjam praktikom, jeigu kas domitės, esat matę, sakykime, gali būti tapas, jisai sadų vaikšto, sakykime, iškėlęs ranką daug metų. Bet jo yra tokia tapa, jisai vaikšto 3, 4, 5 metus, kol ta ranka visiškai ten vos neatrofuojasi, raumenis, jinai daug plonesnė būna, aš pati mačiau tokį žmogų. Bet tiesiog tai yra jo tapa. Jisai vaikšto iškėlęs ranką. Matyt, jam kažką duoda. Gal tai yra karminiai dalykai, gal jisai mano, kad tapos irgi gali būti neteisingos. Tiesiog, arba jam jo mokytojas pasakė taip daryti, o ten jie labai seka mokytojų nurodymų. Tai gal irgi viena iš praktikų išeiti iš tos, iš majos, iš samsaros. Gali būti, niekas nežino. Yra tapa, pavyzdžiui, gali būti mantros darimo tapa. Tada žmogus daug metų sėdi su viena mantra, medituoja. Tai yra labai gerai. Bet tai daro dažniausiai tapos, tai yra sanjasi reikalas. Tų atsiskyrusių vienuolių, sadų, tai tapas jie dažniausiai praktikuoja savo mokytojo pavedimu, kaip sakyti, paliepimu. Tai va, yra viena Kur, sakykime, veda šitas tapas, tas praktikavimas būtent?
Ar mes Tai kalbame mūsuose tai yra tam tikrų praktikų nuolatinis kartojimas, tai yra tam tikra disciplina, vat, kad ir sakykime, asanos, ar ne? Ir ėjimas į asanų praktiką. Ir tai galima vadinti tapu? etapą. Tai kada Žodžiu, tapu, metai iš tapu, metų, tapu, tapu. tapu, etapas ir viskas. Taip, Tai va, apie tą pasiek. Yra ir viena iš paskutinių, tai yra paskutinė iš Nijamų, yra, um, kaip pasakyti, tai yra atsidavimas, atsidavimas kūrėjui, sakykim taip. Tai yra visiškas savo ego neturėjimas. Na, to blogojo ego, ne? Tada, kodėl jinai ir yra paskutinė, kada jūs darot visos praktikas iš eilės, visą tą, ką aš susakiau, turite savo gyvenime šitos dalykus, tai ego jisai savaime kažkur dingsta po truputuką tas blogasis ego. Kada jūs neskriaudžiat savęs ir kitų, kada jūs nemeluojat, kada jūs sąžiningas, kada jūs mokat transformuoti energiją ir įdėti ją į savo, sakykime, praktikas ar ne, kada jūs siekiate žinių, kada tomis žiniomis dalinatės, kada jūs laikotės švaros tos visapusės ar ne, minčių, veiksmų ir visokios kitokios. Tada savaime tas blogasis ego jis kažkur tai ištirpsta. Jis tiesiog jo nebelieka. Ir jūs esat visiškai, nu kaip ir angliškai žodis, surrender. pasiduodat. Nu, tas toks atsidavimas, tėkmei, gerąja prasme, tėkmei, gyvenimo tėkmei ir savo harmonijai, tai vadinamai. Tai vat čia tik du pirmieji žingsniai ir kiek yra daug ką čia nuveikti, einant šito sąmoningumo keliu, ar ne. Yra tikrai ką nuveikti ir tas trečiasis žingsnis asanos, kaip ir kalbėjom, mums, aš ir man atrodo praeitą paskaitą jau kalbėjau apie asanas, kad vis dėlto dabar šitoj eroj, šitam amžiui mums yra labai svarbu pažinti kūną. Į mūsų kūną įeina ir mūsų protas, ir mūsų mintis. Tai yra tas pats kūnas. Ir dirbti su jo švara jau yra ką veikti. Švara ir disciplina, tai jau yra ką veikti. Nes vis dėlto mes labai ganėtinai toli nuėjom nuo tos tikrosios gamtos. Ir kalbu ne fizinę prasme, kalbu energetinę. Taip, ir dar norėjau iš to paties užduoti tau klausimą, kas tai yra ta tikroji gamta, kai mes kalbam apie susijungimą. Ką tu turi omenyje, sakydama susiliejimas su gamta? Tai su kūnu, taip? Kad mes taip pat esame ta gamta. Ne tik Taip, tai, mes kad... esam 5 elementai. Kaip? Mes esam 5 elementai. Taip. Ugnis, oras, vanduo, eteris. Truputėlį paaiškinti žmonėms, galbūt, vat, kad nebūtų to tokio nesupratimo, galbūt, kad gamta, kaip mes suvokiame, tai gamta tai, kas mus supa. Tai Bet nėra tai apsikabink medį esame praktika. gamta, gal tas suvokimas. Tai nėra apsikabink medį praktika, kas irgi yra gerai, bet tai yra, aguonos grūdas, netgi mažiau negu aguonos grūdas, kas yra gamta. Ne? Tai yra
visi 5 elementai, tai irgi yra labai plati tema, mes galėsim pakalbėti, tai yra 5 elementai, 5 mūsų kūno dalys, mūsų čakros, mūsų vibracijos, visa tai yra gamta, nes ne tik planeta, visa visata, jinai turi savo vibracijas, ar ne? O kadangi visata irgi sudaryta iš šitų 5 elementų, iš kurių mes sudaryti irgi, Taip, tai mes turim suvibruoti tą pačią vibraciją, ar ne? taip. Tai va čia yra ta tikroji jungtis. Ir tai netgi nėra apie esamą. Tai yra visai kiti dalykai. Bet pradžia yra nuo asanų. Ta pirma klasė yra jama niyama ir asana pranayama. Čia yra pirma klasė. Ir netgi šitos mums sunku praeiti, jeigu mes nesilaikom disciplinos ir nesilaikom tų 9 principų, dėl kurių mes negalėtumėm eiti į jogą. Aš kalbėjau. Jie labai įdomus iš tikrųjų. Jie labai daug įneša suvokimų. Šitie 9 dalykai, man atrodo, mes kitą paskaitą apie tai ir padarysim. Taip. Tai ačiū tau labai už visą tą informaciją, kurią tu šiandien pasidalinai. Ir dar baigiant mūsų pokalbį, norėčiau paklausti, kokie yra ateities planai. Patys artimiausi tai yra kelionė į Ispaniją. Valio. Tai šitas vienas iš planų, tokių ganėtinai malonių ir planai šitie, sakykime, susitikti porą kartų metuose Ispanijoje yra labai realūs. Ne vien man, bet ir mūsų sekėjam, ar ne, labai kviečiu visus prisijungti, kadangi vis tiek tas gyvas susitikimas, gyvas pasimatymas, jis visada betarpiškai bendraujant, ką mes iš tikrųjų su Daiva ir planuojam, tai yra buvimas visiems kartu ir betarpiškas bendravimas. Tai iš to betarpiško bendravimo, kaip visada, ateina ir naujų minčių, ir naujų žinių, ir naujų pamatymų, ir naujų suvokimų. Tai ir aišku poilsis, Visiems mums jo reikia ir labai labai iš tikrųjų mes laukiam šitų susitikimų ir lauksim jūsų visų prisijungiant. Taip, aš labai džiaugiuosi, kad ir su mumis šį kartą prisijungia ateinančią savaitę. Ir bus labai smagus laikas. Taip pat noriu paminėti, kad su Svami mes taip pat turėsime galimybę susitikti su Gileta ir su Svami Aditija. Gegužės mėnesio pabaigoje taip pas mus yra suplanuota kelionė taip pat į Ispaniją. Gegužės 27, birželio 3 dieną. Taigi, kas norėtumėte prisijungti prie šitos odisėjos, labai kviečiu iš anksto susiplanuoti ir skirti savo šito laiko, nes tai iš tikrųjų yra nepakartojami susitikimai ir laikas jisai tiesiog net neįvertinamas. Tai dar kartą ačiū tau labai už šitą pokalbį. Gal turi kažkokį palinkėjimą, ar dar nori kažką tai pasakyti, paminėti, galbūt kažko tai nepaminėjome šitame pokalbyje, ar tiesiog atsisveikinti ir pasakyti gražius palinkėjimus ar žodžius mūsų žiūrovams. Iš tikrųjų, tai man labai malonu visada duoti, kaip sakyt, gal duoti paskaitas, negražiai skamba, bet visada pabendrauti su pradedančiais žmonėm, kurie pradeda tik eiti jogos keliu, nes tada, kada aš bendrauju ir perduodu šitas žinias, aš visada pati sugrįžtu ir visada atrandu kažką vėl naujo. Netgi tuose pradiniuose dalykuose, kurie atrodytų visiškai paprasti, bet toj gyvenimo tėkmėj, vis tiek kažkas pasimiršta, ar ne? Ir kiekvieną kartą, sakykime, prieš susitikimą aš užmetu akį į savo įrašus senus ir galvoju, kad tik kažko tai nepraleisti, ar ne, nes man atrodo elementaru,
o pradedantiesiem galbūt tai nauja, ar ne? Ir, ir vis tiek besikapstydama tuose užrašuose ir savo galvoj, ir dar kažkur nueinu į kažkokią kitą literatūrą ir dar praplečiu tą žinojimą. Tai bet aš visiems linkiu neskubėti prikaupti žinių, bet ties kiekvienu žodžiu, ties kiekviena nauja eilute ar sakiniu sustoti ir pamastyti, o ką dar iš to sakinio aš galėčiau išpešti, ar ne, naujo ir gero, o gal čia kažkas paslėpta, o gal čia dar kažko tai reikėtų paklausti. Tai jeigu norit klausti, rašykit ir į kitą paskaitą mes įtrauksim atsakymą. Tai va, ir ačiū labai, kad būnat, jungiatės ir klausotės. Dėkuoju tau dar kartą labai ir dėkuoju visiems žiūrintiems šitą video. Linkiu visiems pačios geriausios kloties. Linkiu nepasiklysti žinių labirintuose ir atrasti tas teisingas žinias, vedančias link gerovės ir išsilaisvinimo. Taigi susitiksime kituose webinaruose, kituose pokalbiuose. Dėkoju, su meile visiems siunčiu šilčiausius linkėjimus ir iki sekančio susitikimo. Dėkui.